Labas vakaras, sveikinamės. Sveiki. Šiandien turime svečią pasakojus rubrikoje. Šiandien pas mus Asta Keturkienė, gydytoja, anesteziologė, reanimatologė, ayurvedos specialistė ir dėstytoja, davus daugybę ir interviu TV, gal esate matę kažkas tai ar skaitę spaudoje straipsnių. Taip pat Asta turi savo YouTube kanalą Asta Keturkienė ir turi savo studiją Satvika. Galite užeiti pasižvalgyti satvika.lt. Tai va, ir šiandien nusprendėm su Asta pakalbėti apie vaikų imunitetą, ypač aktualu ir šiuo metų laiku, ir apskritai mums kaip mamom visada yra svarbu vaikų sveikata ir mūsų pačių, ir vaikų, ir šeimos. Tai trumpai paimsime bendrai per klausimus kažkiek atsakysime ir paskui galėsim padaryti sekančius kartus kitas temas ir išsamesnės temas. Na va, Asta, ar norėtume dar kažką pradžiai pridurti apie save, dar trumpai gal kažko nepaminėjau. Na, daug mamų konsultavau dėl vaikų sveikatos, pati močiutė turiu anūkų, tai žinau, kokia tai aktuali tema ir žinau, kaip yra sunku, kada vaikelis serga ir jeigu dažnai vyksta ir kaip mums rūpi tai, kai mes sielojamės ir kaip, žinau, lygiai taip pat, kaip daug ką galime pakeisti, kad tai nebūtų. Kad mūsų vaikai augtų sveiki, nes tai yra nenorma, kad vaikas serga. Absoliuti nenorma. Tai va, nes kažkaip visuomenė ir apskritai, va, kalbant ir su mamom, ir pati seniau, va, taip maščiau, kad lyg yra normalu sirgti pagal tą statistiką 8 ten ar 10 kartų, ir kai vaikai pradeda eiti daržiuką, tai jau yra normalu, kad jie serga, ir jau visi būna pasiruošę, kaip čia bus, tai visgi sakot, kad tai nėra norma. Na, vėlgi čia tiek kartų, kur paminėjai, tai čia per metus, per Per metus ar per metus. gyvenimą, per metus. Čia yra, man tai yra kraupus skaičiai. Aš žinau, aš turėjau tokį pacientėlį mažą, tai jis sirgdavo kartą per mėnesį, bet sirgdavo porą savaičių. Ir gydytojas sakė, jo gydantį gydytoją, kad išauks. Bet pasirodo, kad gydytojas dukra lygiai taip pat serga ir kad gydytojas savo dukrai negali nieko padėti. Bet ir kai pradėjom dirbti, kai pradėjau daug ką keisti, integruoti, tai tas vaikelis 3 mėnesius pirmus apskritai nesirgo. Niekuo, kas buvo nuostaba didžiausia kėlė visiems, nes tai buvo norma. Tai išeitų, kad serga kartą per mėnesį, bet jeigu vaikas serga 2 savaitės ir įprastai tik su antibiotikais pasveiksta, vartodamas antibiotikus. Tai ir tam vaikeliui buvo 3 metukų. Tai kas tada ateityje laukia tokio žmogaus, jeigu jis toks ligotas yra. Vėlgi, aš žinau, kaip galima nesirgti. Aš pati nieko nesirgau. Aš neprisimenu, kad aš kažko sirgčiau vaikystėje. Aš dirbau kontakte kaip gydytoja jau ir ganėtinai saugusi. Ir kai tais laikais, kai nebuvo apsaugos normalios, bet dirbau su labai sunkia infekcinė liga sergančiai. Nu, pavyzdžiui, meningokokas sukėlė žaibinę formą, kada ryte atveža, vakare dažnai to žmogaus nėra. Aš nieko nesirgau. Tai aš dėl to leidžiu savo sakyti, kad reanimacijai sunkus ligoniai, jie spjaudo į kostį į veidą, pirmas kontaktas dažnai kruvini būnam ir įsidūrėm ir nieko nesirgau per tą laiką. Jokia infekcija, nors buvo ir labai sunkių infekcijų, ne tik mano paminėta meningokoka. Taip kad aš galiu savo leisti taip sakyti, teikti, kad viena yra susidurti su kažkokia infekcija, turėti kontaktą, bet yra antra pusė - mūsų atsakas į tą infekciją. Ar mūsų imuninė sistema geba su ja susidoroti, ar negeba. Žinoma, kai kalbam apie vaikus, mes turim truputėlį kitokią situaciją negu suaugusių, nes vaikų imunitetas dar tebe treniruojamas ir taip teigia mokslininkai, kad jis pilnai susiformuoja nuo kokių 12-14 metų amžiaus. Ir ypač pirmas 1000 dienų šitam gyvenime nulėmė tolesnę to mažo žmogaus sveikatą. Nes kodėl taip yra? Todėl, kad vaiko organizmas daug energijos eikvoja augimui, visokius sužinojimams ir taip toliau. Tai jam tos energijos gynybai lieka kur kas mažiau negu suaugusiems. Tai va, ir gerai paminėjot, kad imunitetas formuojasi
ir stiprėja iki 12-14 metų, tai o kaip tas teiginys, kad vat, vaikas visgi išaugs tas ligas, tai gal visgi jis taip ir treniruojas, turėdamas ligas, sirgdamas, jis taip liktai atrodytų, kad treniruoja imunitetą, atpažįsta kūnas vis daugiau visko ir žiūrėk, jau gal 12 metų jau mažiau serga, tai atrodytų kaip ir va taip daugelis ir gyvenam. Taip, logiškas klausimas būtų, bet mes turime dviejopą imunitetą. Turim įgimtą imunitetą ir įgytą. Tai va, kur tada tas įgimtas imunitetas? Kur duotybė? Kur duota apsauga, ta instaliuota programa, kuri yra visuose. Ir įgytas, tai jis ir yra tas imunitetas, kuris imuninės sistemos ląstelės įgauna atmintį, atpažinti kažkokią sukėlėją. Tai bet vėlgi tada kokia kaina tas vaikas išaugo, jeigu gauna visokių vaistų ir cheminių dažniausiai. Dažnai gauna antibiotikų, antibijos prieš gyvybę. Žodis reiškia. Tai reiškia, kad ir gerosios bakterijos naikinamos ir apskaitai, ką tai reiškia sirgti. Tai reiškia intoksikuotam būti, vis tiek gaminasi toksinai kažkokie ir vaikas nevalgo, ir vaikas kažko nedaro, nejuda, nesportuoja. Vienu žodžiu, kad sąskaita ilgainiui pateikiama organizmui. Va tokių dažnų lygų vaikystėje sąskaita pateikiama organizmui. Nepraeina be pėdsako įprastai. Aš nekalbu, kad tėvų tada psichikos sveikata kokia būna. Tėvai pervargę, kaip mano minėto berniuko tėvai, jie pervargę buvo, begaliniai, ištisai nemigo naktis, ištisai rūpestis. Jeigu vaikas ir neserga, tai vis tiek jie įtampoja, sukosėjo, nusičiaudė ir gal jau sirgs. Tai čia ne baika yra. Ir tada ir santykiai gali pašlyti šeimoje, kada visi pervargę. Taip kad visada geriau išvengti ir visada yra ką daryti, kad taip nebūtų. Jeigu turi motivaciją, nes nuo daugybės veiksnių priklauso. Viena iš labai svarbių priežasčių tai yra vaiko mityba. Ką valgo vaikai dabar? Dabartiniai vaikai, kiek jie valgo vaisių ir daržovių? Labai mažai jai. Tai perdirbtas maistas, rafinuotas, su visokiais nesveikais saldikliais. Kokią bandelę ar duoną vaikas renkasi dažniausiai? Batoną arba baltą duoną ar visą grūdę duoną? Deja, dažniausiai, kad baltą duoną. Ir visokiai sausainiukai, saldainiukai, ledai, gazuoti gėrimai, tas, kaip sakau, sugadintas vanduo ir taip toliau. Tai ir be kitko dar, ar bulvytės, tos frytai. Vis kalbu dėl to, kad mūsų maistas arba mus sargdina, arba mus stiprina. Ir labai dažnai dabar mūsų visuomenėje turim reikalą su lėtiniu sisteminiu uždegimu. Ir kad tas maistas, kurį mes valgom, arba skatina uždegiminį procesą, arba slopina jį. Tai štai ir tas maistas, kuris keptas, tarkim, riebaluose, aukštoje temperatūroje, jis jau pakinta taip, kad tie susiformuoti galutiniai tie ingredientai, tai yra tokie, taip vadinami, galutiniai glikacijos ir galutiniai lipoksidacijos produktai, kada baltymas jungiasi arba su riebalais, arba su angliavandeniais aukštoje temperatūroje, tai yra vadinamas tas greitkelis į uždegiminį procesą. Su juo siejami, Europai 97 procentam žmonių tai yra aktualu. Ir 90% įvairiausių lygų yra dėl šito mumyse rusenančio tarsi žarijos ir sargdinančio to proceso lėtinio sisteminio uždegimo. Ir maiste, šitame mūsų valgomam, dažniausiai maiste, ypač vaikų valgomam maiste, yra daug omega 6, tai yra jos skilimo produktai ir skatina uždegiminį procesą. Tai yra, ar ką vaikas vėlgi valgo, dažnai jeigu mėsa, tai kažkokia višta, kuri dažnai būna nenatūraliai užauginta, pašarais, kuriuose yra daug omega 6, tai yra kukurūzai, tai yra sojos, tai yra kviečiai, nenatūraliai užauginta višta. Tai vėlgi ir tie sumuojasi ir daugiau įvairių priežasčių, dėl ko vaikas serga, dėl to, kad maiste tada trūksta omega 3 jūrinės kilmės ypač, jinai iš šviežių žuvų, jinai iš riebių žuvų, bet vėlgi termiškai apdorojant riebiai žuvį suyra ta omega 3. Vėlgi, jeigu tai dirbtinai nušerta žuvis, tai joje nebus omega 3, tai bus omega 6, kuris skatina uždegiminį procesą.
Ir kita vertus trūksta ir vitamino D labai dažnai, nes mes, nu, mamos bijo. Taip pat, jeigu karšta, saulėta diena, tai taip pat kremais tepamas kūnelis ir ne kartą, kad, nu, žodžiu, ir vaikai mažai būna laukia, mažai sportuoja, apskritai labai daug laiko prasėdi prie, na, prie planšečių, prie telefonų. Ir, na, mes vėlgi čia nenoriu būti tokia, žinot, kaip, nu, tas, tokia pamokslautoja, kaip būdavo, kai mes augom. Bet mes nekartą su vaiku, su vyru kalbėjom, kad kur žiemą vaikai arba sniego iškritę, kur senių besmegenių kiemuose nelabai matosi, o nu, vis tiek mes kažkaip augam, taigi ar sušlapę, ar kaip pasidžiauni, pirštinės pasikeitė ir vėl lėki į lauką arba batus, ten išsipili sniegą ar vandenį ir viskas tvarkoj būdavo. Tai vat, pasigendu judėjimo, kuris raumenys yra antra širdis. Tai jeigu raumenys traukinėja, tai tada ir kūro panaudojimas, nes dabar kiek vaikų serga cukriniu diabetu vis daugiau. Tai ten tada, jeigu raumenys nedirba gerai, tai neįsisavina gliukozės, reiškia rezistencija insulinui, reiškia cukrinis diabetas greičiau prisistato ir limfotaka, limfos tekmė nepakankama ir taip toliau. Kita vertus, įtampos reikalavimai vaikams nuo pat mažų yra, ir dar jeigu tėvai perkrovoje gyvena, darbiniai perkrovai, emociniai perkrovai, namuose įtampos, neturim laiko skirti, apie tai neišsiplėsiu, žinoma visą tai. Na ir jeigu vaikas serga, tai gauna daug antibiotikų. Aš minėjau pirmą antibijos prieš gyvybę, reiškia naikina gerasias bakterijas. Jeigu bus įdomu mūsų klausytojams, tai mes turėsime atskirą laidą apie tai, atskirą pokalbį apie tai, nes tai yra begalinės svarbos tema, kadangi 90 procentų, atsiprašau, 75 procentai, kiti sako 80 procentų imuninės sistemos ląstelių yra žarnyne. Tai reiškia, žarnyno sveikatos ir imuninės sistemos sąsaja yra neginčytina, nebejotina. Ir daugybė kitų vaistų naikina ir maistas, arba jis maitina gerasias bakterijas, arba jis maitina mielagrybius, tas blogėtės mūsų, mūsų pilvuose. Pasirinkimo nėra kito. Vėlgi, o vaikai, ką tik sakėme, mažai daržovių, mažai vaisių dažnai valgo, mažai skaidulų, mažai maisto gerosiam bakterijom. Esame užburtame rate tada. Taip kad, o vitaminas D, dar grįšiu prie jo irgi, jeigu norėsit atskirą temą, kažkada galėsim patirti. Tai imuninės sistemos sąsaja su vitamino D stygium, jos vienareikšmiškai. Nebejotina, vėlgi yra įrodyta. Tai, na ir miego problemos galbūt vaikams, poilsio, naktinėjimai visokie, net dienos režimas kartais būna išsiderinęs, ypač savaitgaliais, ypač atostogų metu. Na ir kita vertus, nežinau, matau kartais mamas, kurios puola vaikelį rankas dezinfekuoti greit visokiais, nežinau, dezinfektantais, servetėlių pavydalu arba kažkokio aerozolių pavydalu. Tai sveikatos nepriduoda, vėlgi imuninę sistemą reikia treniruoti, reikia mokyti ją atpažinti, susidraugauti su kėlėjais. Tai mūsų tikslas yra ir šito pokalbio metu taip kažką pakeisti savo šeimos gyvensenoje ir taip, kad nu, tas vaikelis nesirgtų. Reikia kai ką įvesti. Dažnai irgi reikia vien plikomis rankomis, vien mitybos permainomis, gyvensenos permainomis ne visada galime imunitetą atkurti, jeigu jis yra nusilpęs. Mhm. Nes taip girdinti, tai taip, čia yra labai toks plati tokia tema ir taip, ir grynas oras, ir ramesnė aplinka, kaip kalbėjom, ir mityba. Bet tarkim, jeigu reiktų vieną mažą kažkokį pradžiai žingsnelį, vat, nuo kažko pradėti, kaip minėjot, tai vat visgi nuo ko pradėti, nes tarkim mes turim savo įpročius kažkokius, juos sunku keisti net ir mums suaugusiems, nes pagal mus vis tiek ir vaikai paskui seka, tai žodžiu, kad visko nepult iš karto ir nebūtų irgi perdėto streso. Nuo ko čia pradėti, tai visgi, vat, kaip būtų galima suskaidyti, jeigu, tarkim, vat, kalbėtume, nežinau, apie vat, darželinukus, gal, tarkim, vat, kurie ir pirmi išeina, pirmą kartą išeina į darželius, nu, vat, ką šeimose mamom ar tėčiam
Nuo ko pradėti, kokius įpročius keisti, kad stiprintų imunitetą. Taip, aš ne kartą girdėjau konsultacijų metu, kada mamos sako, kad dažniausiai mamos lydi savo vaikelius, dėl to ir sakau, retai kada tėčiai. Tai sako, kad o ką padaryti, kad jis nieko nevalgo, bet tada klausia, tai kaip jis nusipirko vaikas tuos, kaip jis įprato, kas jam pirko. Jeigu ne tėvai, kas įprato, dažnai galima močiutės, bet vis tiek. Ir nuo ko pradėti tada? Na, žinoma, kad nuo savęs. Jeigu mama valgys, tėvai valgys bulvių traškučius ir gers kolas arba kažką tai tokio panašaus, tai negali reikalauti iš vaiko, kad jis to nedarytų. Arba jeigu valgys bandelės su kažkokiu pienu, kurio fermentinė sistema net pažįstų su perdirbtų pienu ir vakare, tai be abejo, kad gleivių gamyba visada aktyvuosis. Ir tai, bet yra keli dalykai, kurios aspektai norėčiau atkreipti dėmesį, tai nuimti tą uždegiminį foną, kuris yra organizme. Ir kitas dalykas - natūraliai pastiprinti imunitetą. Tai jeigu mūsų klausytojai domėsis, aš galėsiu pasidalinti nuorodomis į mokslinius tyrimus, jų yra begalė. Ir begalė mokslinių tyrimų daryta, pavyzdžiui, vertinant omega-3 poveikį vaiko sveikatai. Vėlgi dar išryškinu, kad omega-3 skilimo produktai kozanoidais slopina uždegiminį procesą. Ir ką tai reiškia, kad jeigu nėra to uždegiminio fono, tai tuomet organizmo gynyba vienareikšmiškai yra geresnė. Ir yra daug mokslinių tyrimų, vėlgi, kurie sako, kad imunoglobulinas A tai yra pirma imuninės sistemos grandis, giluminė imuninės sistemos grandis, jinai labai stipriai aktyvuojasi, kada yra pakankamai omega-3 ir jos poveikis mikrobiotai, reiškia gerosiam bakterijom, kad omega-3, kokybiškai tik omega-3, ne bet kokia, jie skatina gerųjų žarnyno populiacijų, tokių kaip bifidobakterija, laktobakterija, augimą žarnyne, bet ir tuo pačiu slopina ligas sukeliančių bakterijų dauginimąsi. Lygiai taip pat jinai padeda žarnyno sieneliai, apsaugodama ją nuo pralaidumo. Vėlgi, žarnyno pralaidumas dabar jau žinomas ir nemedikams. Vis dažniau girdim apie tai. Tai jeigu pralaidų žarnynas, mes visada turėsim reikalą su alergijomis arba su autoimuniniais procesais. Ir su daugybė kitų problemų, bet tai ypač aktualu, nes dabar vaikeliai labai daug kas kažkam alergiški yra. Tai vėlgi, jeigu skylėtas žarnynas, aš taip grubiai sakau, jis vaizdingai sakau, bet ten piršto neprakišime tarp tų skylučių, bet yra mikroįplyšimukai. Tai va, tai ir neišsiplėsiu plačiau šitą temą, bet noriu pasakyti, kad tiesioginio omega-3 sąsaja su žarnyno pralaidumu yra. Ir smegenims omega-3, nervų sistemai, neuronų funkcijai begalinės svarbos yra, regėjimų. Dabar daug kas jau akinukus nešioja, ragenai turi labai daug būti omega-3. Tai štai. Ir kad omega-3 jinai slopina tų vadinamų tų citokinų, mes apie juos girdėjom COVID laikais, turbūt ant citokinų bangos, ten girdėjom, gal neįsiminėte, bet jeigu kas neįsiminė, bet tokį terminą tai dažnai spaudoj kur nors naudodavo per televiziją. Dabar ir dar, kad omega-3 stiprina ne tik žarnyno epitelio, bet ir kvėpavimo takų gleivinę. Lygiai taip pat jinai stiprina derinį su beta-gliukanais. Gal girdėjo kas nors tokį žodį beta-gliukanai? Yra beta-gliukanai 1,3, 1,4, tai jie randami avižose, miežiuose ir grybuose, kai kuriuose tai yra augalinės kilmės. Tokie polisacharidai, kurie mums pasitarnauja kaip labai geras maistas bakterijoms. Jos turi kažką valgyti, kad mums gamintų visokius naudingus cheminius junginius, bet beta-gliukanai 1,3, 1,6
jie vienareikšmiškai tarnauja tik imunijai sistemai. Jie yra iš mielių. Kodėl mielės? Todėl, kad genetiškai mūsų organizmas įpratęs gintis nuo mielių. Todėl, kad tie grybeliai arba mielės, jos yra ant augalų, ant javų visur, ant kai kurių vaisių, jos yra mūsų mielagrybiai mūsų žarnyne, tai reiškia mūsų imuninė sistema nuo amžiam žinųjų, nuo mūsų ten genetiškai, dinastiškai įpratusi būti parengti. Nes mielės, kaip minėjau, dažnai yra sutinkamas mūsų aplinkoje. Taigi imuninė sistema puikiai treniruoja ir beta-gliukanai, ko man labai patinka, ir iš ties, kodėl jie turi tokį realų poveikį imuniniai sistemai, dėl to, kad jie treniruoja imunitetą. Kaip tai suprasti? Jeigu imunitetas per silpnas, tai jį aktyvuoja, bet jeigu imunitetas yra sudirgęs, pavyzdžiui, autoimuninių ligų atveju, tai jį tuomet slopina. Ir toks reguliavimo mechanizmas vadinamas imunomoduliavimu. Tai yra pritaikymo esamai situacijai. Ir man patinka, ir yra tokie moksliniai tyrimai, kurie vienareikšmiškai rodo, kad tie beta-gliukanai, jie netgi sugeba apginti organizmą, ne tik patys kaupdamiesi ant kvėpavimo takų sienelių, ant nosiaryklės sienelių, bet ir skatindami to mano minėto imunoglobulino A, tos pirmos imuninės sistemos grandies ląstelių gamybą mano minėtose gleivinėse. Kodėl tai yra svarbu? Nes labai dažnai ir, kaip pati sakei, nuvedus į darželį ar į mokyklą vaikas susirga. Reiškia, jis turi kontaktą su lake infekcija. Mes nekalbam apie žarnyno infekciją. Dažnai tai yra kokia tai oro lašeliniu būdu perduodama infekcija. Tai reiškia, mes ją įkvėpiame per nosiaryklę, per kvėpavimo takus. Tai jeigu ant šitų gleivinių yra apsauga, sustiprinta apsauga, ten sargybiniai koviniai parengti, tai reiškia, jie tų sukėlėjų taip lengvai organizmą neįsileis. Ką tai reiškia? Kad jeigu visada paprasčiau nesusirgti, negu susirgus sveikti. Tai va, tai reiškia, mes turime ką daryti. Mes turime, jeigu aš atsakiau tą klausimą, pirmos grandys, ką mes daryti, vėlgi labai mėgstu, galima pasitirti omega 6,3 balansą ląstelėse, tas labai informatyvu, nes kodėl, jeigu, dar nepasakiau, jeigu ir tas uždegiminis procesas ląstelių membranoje, tai reiškia pakinta ląstelių struktūra, membranų struktūra ir pakinta nepalankiai mūsų fiziologijai, tai reiškia, kai membrana suskietėja, tai jinai nepraleidžia maistinių medžiagų į ląsteles, tame tarpe imuninės sistemos ląsteles, ko pasakoja imuninė sistema silpsta. Tai vėlgi nuimam tą uždegiminį procesą, atkuriame pralaidumą ir lygiai taip pat ląstelės tada neįsisavina gerai nei vitaminų, nei mineralų, nors mes galim vaikeliui duoti ir labai kokybiškus vitaminus. Tiesiog jie nepateks į ląsteles. Baltymų, ten aminorūgščių, baltymai suskaidyti iki aminorūgščiams tarnauja ir hormonų ir taip toliau. Tai lygiai taip pat metaboliniai toksinai nesivalys iš ląstelių. Ląstelės nebus funkcionalios, kaip joms priklauso būti. Taip. Ar per daug čia atrodo mūsų veiklos? Informacijos. Labai daug ir naujos informacijos, kažkas girdėta, kažką reikia pervirškinti. Tai ir klausytojam, jeigu bus klausimų, tai galėsit po video ar klausti, ar privačiai rašyti. Ir taip, tai yra tikrai labai plati tema. Tai žodžiu, vis tiek tokius griaučius išgirdom. Tai žodžiu, bet dar minėjot, kad natūraliai pabandyti stiprinti imunitetą. Tai kaip supratau, vieni iš tų dalykų, ten daugiau vaisių, daržovių, visą ką per maistą galim, taip, paskui tie beta-gliukanai, tai ten grynas oras, panašiai, kaip dar natūraliai galim stiprinti tą imunitetą. Ar... Taip, tai grūdinti ir vėlgi, aišku, vaikus grūdinti, bet kita vertus vėlgi, kad tas fonas, emocinis fonas būtų kuo ramesnis namuose. Tai
Nu taip, ta Tai psichosomatika irgi yra. psichosomatika labai svarbi jinai yra. Kartais vaikai serga, kad atkreiptų tėvų dėmesį į save. Jie turi greičiau serga tada, nes tada jau vaikui skiriam dėmesį sergančiam vaikui, jau šiaip jisai prisikviečia nesąmoningai tokiu būdu greičiau lyga, bet vėlgi, bet yra daug ką daryti mums, kad taip nebūtų su vaiku. Tai, Taip. aišku, ten ir kad čia savaime aišku, kad vėdinti, bet jeigu kažkokia ir infekcija, nu, kažkokio užkrato laikas, tarkim, na, epidemiologiškai dažniau sergama aplinkui, tai galima pamerkti kokį pušies šaką kambariuose, po pušies šaką arba kažkokį kitokio spygliuočio, kadagio pavyzdžiui, arba pagarinti kokybiško eterinių aliejų, bet kurio spygliuočio, ar ten eukalipto, ar galima, jeigu jau pradeda sirgti vaikelis, galima česnako koteliai tą tokį, bet žieminio česnako ir naminio česnako, ne kinietiško, koteliai pasmilkyti, tarsi smilkalą ir vaikui prie nosies. Tai yra ką daryti mums, vėlgi, jeigu kaupiasi gleivės, prasideda sloga, tai nu, šiukštu nereiktų duoti gleivių gamybą skatinančių maisto produktų. Vėlgi, pagalvokime logiškai. Jogurtai, tarsi lengvas maistas, ne, vaikas neturi apetito. Pirmiausia, jeigu vaikas neturi apetito, tai nereikia maitinti jo. Vaikas, nu, Biblijoje rašo, būkit, kai vaikai būsim išgelbėti. Vaikas nuoširdus, natūralus, vaikas dar nepataikauja, kol mes jo nesugadiname. Tai tuomet reiktų, nenori valgyti ir neduokime, jis pats paprašys. Ir nes labai dažnai tada brukomas, jeigu nenori, jis nesuvirškins. Tas nesuvirškintas maistas toksinų pavidalo kaupsis. Kita vertus, vėlgi, jeigu gleivės kaupiasi, kaip aš pradėjau pirmai pasakyti, ir jeigu duodamas kažkoks jogurtas arba pienas gerti, tai vėlgi jogurto konsistencija yra analogiška gleivių konsistencijai. Toks tokį pažino ir tai aktyvuoja toks maistas gleivių kaupimas. Lygiai kaip ir bet kokie rafinuoti miltai. Rafinuoti miltai, reiškia, jie neturi skaidulų. Jeigu mes bandelę suspausim, jinai sulips, tai lygiai taip pat tie miltai apvelia žarnų gleivinę. Ir ta terpė yra, vėl, jeigu yra gleivės kaupiasi arba tie toksinai, tai yra puikiai terpė bakterijams daugintis ir virusam, nes jie turi turėti maisto. Tai jeigu gleivinės sausos, tai kągi jie valgys. Nes viduje mūsų šilta, į tamsu ir daug maisto, jeigu yra gleivių, tai viskas tvarko, tai jie tarpsta. O dar jeigu mes vos vaikas pradeda karščiuoti, kelios dalys mes duodame kažkokius tai vaistus arba kažko mušame temperatūrą, tai tuomet mes padedame lygai dėl to, kad organizmas pats kelia temperatūrą. Nes virš 38 laipsnių temperatūroje jau pradeda žūti virusai ir bakterijos. Organizmas savigyda užsiima ir mes, jeigu mušam temperatūrą, tai reiškia mes talkiname ligos eigai, mes sunkiname ligos eigą, mes užtęsime sveikimą. Na ir vėlgi, jeigu taip, kas dar gleivina, tai visokie ir sūreliai, visokios varškytės, bananas lygiai taip pat. Sutrinkime bananą ir pamatysime, ta tyrė yra vėlgi labai panašiai tai, ką mes išpučiame iš nosies, iškostime. Tai taip, kad maistas begaliniai svarbus tiek mūsų sveikatai, tiek susirgus. Ir neskubėkime antibiotikų duoti. Dabar gal žmonės jau išmintingesni, bet labiau masto ir mamos, bet neskubėkime. Į virusą neveikia, tą žinome, bet yra ką daryti. Visada, aišku, jeigu vaikas sunkiai serga, visada nerizikuosim ir čia neužsimsim savigydą, tam yra gydytojai, kurie mato vaiką realiai vertina. Taip, tikrai labai ačiū, tikrai daug geros informacijos ir apie ką pamastyti ir pasianalizuoti ir savo pačios įpročius ir apie mitybą ypač. Na va, o turbūt mamom dar kurios ar šeimom, kurios tikrai domisi ir nori giliau pasianalizuoti,
paliksim irgi nuorodą į sveikatos klausimyną, kad galėtų užpildyti arba pati mama nuo savęs pradėti, arba apie vaikutį, jeigu labai turi kažkokių daug klausimų, ir pasistengsim irgi susisiekti ir panalizuoti. Tai paliksim nuorodą irgi po šiuo video turbūt. Na ką, ir paskui ateityje irgi greitų metų organizuosim dar praplečiančių temų ir pagilinančių mūsų žinias, ir kad tikrai prieitume prie to rezultato, kad mes patys ir tie mūsų vaikučiai mažiau sirgtų ir būtume tikrai sveikesni ir galėtume harmoningai mėgautis šią dieną ir visu, ką turim aplinkui. Ir tai labai realu, tai labai įmanoma. Taip, Ir tai taip, būna. tikrai. Taip, tai būna, tikrai aš turiu ir savo aplinkoje pavyzdžių, maniškiai irgi, aišku, mes turim mažesnį kolektyvą, nu, daugelis galvoja, kad mes tą mažesnį kolektyvą turim dėl to, kad, nu, apskritai mažiau vaikų eina kaip vadinu, tokį namudinį darželį, bet iš principo, nu, tikrai irgi labai stengiamės, žiūrimės irgi ir mm, visą tą puokštę, ir grynas oras, ir papildai, ir maistas, ir streso lygis. Na va, tai ir tikrai turiu ir savo aplinkoje kitų, kurie net ir eina į darželį, į didelius kolektyvus ir tikrai irgi mažiau serga, turi stiprius įgimtus imunitetus, tai tikrai yra tų pavyzdžių ir tikrai yra realu, tikrai tikiu ir tikrai tikiu, kad galim įkvėpti irgi ir daugiau mamų, ir tėčių, ir šeimų, ir močiučių, ir senelių, bet kas būna su vaikučiais. Na va, tai ką, Asta, labai Jums ačiū už Jūsų žinias, kad dalinatės. Ačiū labai, kad neši tą žinią, kad nori dalinti su mamom, aktyvuoti permainoms. Labai džiugu. Dėkui. Tai ką, susitiksim dar, pakalbėsim ir lauksim, jeigu ką, iš klausytojų dar klausimų. Ir ką, tada gražaus vakaro ir būkime sveiki. Sveikatytės visiems ir geros nuotaikos. Ačiū labai. Iki. Iki.